Munių studijo ir Rūtos istorikai pristato RD pamokos. Šiandienos pamokos tema – Smetonos autoritarinis valdymas 1926–1940 metai. Po 26 metų gruodžios perversmo Lietuvoje valdžią perėmė Antanas Smetona ir jo bendražygis Augustinas Voldemaras. Jie pradėjo stiprinti autoritarinę valdžią. Valdžia ribojo susirinkimus, spaudą, opozicinės partijos buvo naikinamos. 36-aisiais Lietuvoje neliko legalių opozicinių partijų. Nors pradžioje Smetona ir Voldemaras veikė kartu, jų santykiai pašlijo. Voldemaras norėjo daugiau galios, viešai kritikavo prezidentą. 29 metais jis buvo nušalintas. Po Voldemaro nušalinimo 29-aisiais jo šalininkai, vadinamieji voldemarininkai, nesusitaikė su praradimu. Jie telkėsi karininkijoje, siekė jėga grąžinti Voldemarą į valdžią ir sustiprinti autoritarinį režimą. Voldemarininkai rengė sąmokslą bei bandymus perimti valdžią, tačiau jų planus Smetona užgniaužė. Kodėl Smetonos valdymas vertinamas prieštaringai? Viena vertus, jis užtikrino stabilumą. Kita vertus, smarkiai apribojo demokratinės laisvės, opozicionieriai buvo baudžiami, įkalinami ar siunčiami į stovyklas. Kuo ypatinga 36–40 Seimo sudėtis? Piliečiai neteko galimybės realiai dalyvauti valstybės valdyme. Rinkimai buvo tik formalumas, nes valdžia rinko tautininkų partiją, visiškai lojali prezidentui. – 28 ir 38 metų konstitucijos dar labiau sustiprino prezidento galias. Smetona tapo vienvaldžiu šalies valdovu. Taigi palyginkite 28 ir 38 metų konstitucijas. – 28 metų konstitucija buvo priimta po perversmo be Seimo pritarimo. Paskelbta kaip laikina, tačiau galiojo ne 10 metų. Prezidentui suteikė labai daug galių. Jis galėjo skirti ministrus, teisėjus, karininkus, turėjo teisę leisti dekretus, kai Seimas nedirba. 38 metų konstitucijoje buvo teigiama, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma suvereni respublika, o jos suvereną įkūnija prezidentas. Tai prezidentas tapo visų valdžių centras. Jis skyrė vyriausybę, teisėjus, turėjo veto teisę, galėjo paleisti Seimą ir skelbti naujus rinkimus. Faktiškai valdė be realios opozicijos. Taigi apibūdinkite Lietuvos tarptautinius santykius su Lenkija ir Vokietija. Tarpukariu Vilniaus kraštas buvo okupuotas Lenkijos, todėl jis tapo nuolatinė Lietuvos politikos ir visuomenės žaizdas. Lietuviai siekė susigrąžinti sostinę, tačiau realiai santykiai su Lenkija išliko įtempti iki pat 38 metų ultimatumo, kuriame Lenkai reikalavo užmegzti diplomatinius santykius. Tai buvo smūgis Smetonos autoritetui. Ultimatumas buvo priimtas bene iš karto, vos per kelias minutes Seimas pritarė Lenkijos reikalavimui. Buvo atkurti diplomatiniai santykiai su Lenkija. Žmonės tuo tarpu jautė pažeminimą ir kilo protestai ir demonstracijos, ypač Kaune. Na ir aišku, nukentėjo Smetonos autoritetas, nes jis pristatytas kaip valdovas nesugebėjęs apginti Lietuvos interesų, o Vilnius liko Lenkijos.
1923-aisiais Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos, tačiau Vokietija nuolat reiškė pretenzijas į šią teritoriją. 1939 kovo 20-ąją Vokietija įteikė ultimatumą reikalaudama perduoti Klaipėdos kraštą. Lietuva buvo priversta nusileisti. Klaipėda su uostu buvo atiduoti Vokietijai. Tai buvo didelis smūgis valstybės prestižui ir dar labiau susilpnino Smetonos autoritetą. Klaipėdoje vyko masinis lietuvių pasitraukimas į Didžiąją Lietuvą. Taigi, Antano Smetonos autoritarinis valdymas tai laikas, kai Lietuva išsaugojo stabilumą, bet prarado demokratiją. Iki pat sovietinės okupacijos 40-aisiais šalis buvo valdoma vienvaldžių principu.